kažkodėl nesinori atgal žiūrėti. Matyt, dar nelaikas, dar tas amžius, nežinau, norisi į priekį žiūrėti. Ir dėl to kažkaip, gal ne tiek apie prisiminimus, gal kas kada nors parašys apie tai, kaip asociacija gimė, norisi kalbėti apie tai, nu, kokia dabar, kaip dabar matau asociaciją. Iš tų kalbų, kurios čia buvo, na, iš tikrųjų, taip girdisi, lyg asociacijoje dabar likęs toks patyriminis, nu, kad patyriminė tokia dalis, kur yra svarbi, kur yra tęstinė nuo pat pradžių, kaip ir stovyklos, ir Rimo seminarai Palangoje. Na ir niekas nekalbėjo apie konferencijas, kurios irgi buvo nuo pat pradžių, kaip ir buvo įvairius, ir matyt irgi išgyveno įvairius periodus ir žydėjimo, ir tokio nuosmukio. Ir kita vertus, man atrodo, tokia svarbi labai dalis, todėl kad, na, svarbus ne tik patyrimas, to ir kažkokia patyrimo refleksija. Ir pačios humanistinės psichologijos idėjos, ne humanizmo apskritai. Na ir iš dalies tik sutinku su Artūru, kuris sako, kad psichologų tarpe, kolegų tarpe lyg ir jau nereikia skleisti šitos psichologijos idėjų, lyg jos ten jau ir gyvena. Na, iš dalies sutinku. Iš esmės humanistinė psichologija humanizavo bet kokią psichoterapiją, tame tarpe ir behaviorizmą ir psichoanalizę. Bet kita vertus, na, išlaiko savo atskirą statusą ir atskira psichologija. Jeigu pažiūrėsime į humanistinės psichologijos raidą, tai yra gerokai pasikeitusi, nei buvo tais tam tolimais pradžios metais, kuriame iš tikrųjų labai buvo daug patyrimų. Tai dabar yra daug mokslo, yra daug tyrimų, yra daug psichoterapijos metodų. Ir man atrodo, kad šitos dalies mūsų asociacijai šiek tiek trūksta. Tai yra, nežinau, kaip tai būtų galima, nu, padėti jai kažkaip irgi užimti tokią svarbią vietą asociacijoje. Galbūt vertėtų pagalvoti ir apie tai, kad seniai nebuvo tokių garbių svečių, kurie atstovautų šiuolaikinę humanistinę psichologiją ir Europoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir man atrodo, kad, nu, gal reikėtų prie tos idėjos grįžti. Čia buvo minėta, lyg ir mūsų institutas perėmė, taip, nu, ne visai sutinku, todėl kad, nu, nors jis vadinasi humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, mes iš tikrųjų užsiimam egzistencinę terapiją ir kviečiam jos atstovus. Manau, kad būtų svarbu, jeigu atvažiuotų bent į metus koks nors vienas žmogus, apie kurį, nu, kažkaip tos naujos idėjos, naujos srovės humanistinė psichologija, ateitų ir pas mus, tada galbūt ateitų studentų daugiau ir ateitų daugiau dirbančių psichologų. Tai vat kažkaip apie tai galvojasi, kad kaip ta dalis galėtų būti tokia svarbia dalimi. Tai toks kaip pasiūlymas, galbūt kitąmet rugsėjo mėnesį mes esame susitarę dėl daktaro Kirko Šnaiderio vizito į Lietuvą. Jis yra dabar humanistinės psichologijos Jungtinėse Amerikos valstijose lyderis. Pats svarbiausias žmogus yra humanistinės psichologijos žurnalo redaktorius, leidėjas, vadovauja sekcijai APA humanistinės psichologijos. Na, tokia labai svarbi ir labai tokia figūra, iš tikrųjų labai įspūdinga, labai gyvais. Birštone buvo jau 2 kartus atvažiavęs. Galbūt galėtume išnaudoti tą galimybę ir jis tam turės seminarą Birštone, bet manau, kad būtų galima, aš tariausi dėl jo viešos paskaitos universitete čia, ir galbūt ir asociacija galėtų kaip nors tą panaudoti ir galėtų būti kaip tokia pradžia, na, tokios ir pačios humanistinės psichologijos, tokios teorijos ir praktikos atėjimų. Kažkaip apie tai galvojasi ir to norėtųsi palinkėti tiems, kurie toliau rūpinasi humanistinės psichologijos raida Lietuvoje. Ačiū. Norim atsidėkodami už visus nuopelnus vystant humanistinę psichologiją Lietuvoje, pateikti garbės nario diplomą ir suteikti asociacijos garbės nario statusą. Tai sveikinu. Jau pasienauta garbės narystės. Ačiū labai. Ačiū labai.